realiai matau Edviną kaip kokią silkę. Ir aš esu šefas, bus silkė pataluose. Svalgysi mane? Nulimai, tu susimoki, mes tave mušam lengviau. Man yra variantas tave nuėsti lapkričio 2 dieną ir viską. Kova su Dominiku mane labai pradžiugino, labai malonu, kad man davėt šį varžovą. Gavom tokį tortą ir dabar galim su juo susitvarkyti. Dominikas Dirkstys! Aš jaučiuosi čia kaip žvejys, masalą užmetęs. Jau laukiu, kol prikabinsiu žuviuką Nemo. Liūdna, kad man reikės mušti, bet jeigu organizatoriai nori, nu yra kaip yra. Ramiai. Kim dėlios. Ateina. Kas, kuriam neaišku, tau ar tau. Žuviuką Nemo žvejosim. Sharp. Fresh. Viskas aišku visą kelią. Kas yra, ką? Kas yra? Ir Dominikas labai daug šneka, bet labai mažai daro. O ką jis daro, mes pažiūrėsim dabar kovoj. Ką tu žiūri žuviukai Nemoje? Matęs tokį greitį? Atinu, atriedu, atidundu. Tankas atriedu, atidundu. Kas yra? Žalgirio arena. Paskutinį kartą šį vakarą. Pasikūrėm! Main event, kickbokso kova. Svorio kategorija iki 88 kg. Mėlynasis kampas. Jam 20. Jo ūgis 1,96 cm. Jūtienai ringe jis debiutavo pergalę iš Sparta Fight Gym. Edvinas Šalkovskis. Raudonajame kampe 22 metų amžiaus kovotojas. Jo ūgis 1,94 cm. Jūtienai ringe jis iškovojo 4 pergales ir patyrė 2 pralaimėjimus. Iš Muay Thai Imperija. Dominikas Dirkstys. The fight is sanctioned by Waco Pro Organization, and your ring referee for the fight is Victor Nogueiro from Portugal. The fight is 3 rounds, 3 minutes each. Važiuojam. Ir pagrindinė šio vakaro kova Vilnius prieš Klaipėdą, Muay Thai Imperija prieš Sparta Gym. Ryklys prieš liūtą Edvinas Šalkovskis versus Dominikas Dirkstys. Tai, ko mes tikrai šį vakarą su dideliu nekantrumu laukiame. Taip, Dominikas Dirkstys į šią kovą ateina po pralaimėjimo Mindaugui Narauskui. Jis tikrai degs pykčių ir norų įrodyti ir savo mylėtojams, ir savo heiteriams, kokio lygio kovotojas jis yra. Varžovas Edvinas Šalkovskis debiutavęs tiesiog įspūdingai praėjusiame UTMA renginyje ir iškovojęs fantastišką pergalę. Svorio kategorija iki 86 kg. Kova vyks pagal kickbokso taisyklės. Ir Edvinas Šalkovskis turėjo palaukti, kol Dominikas Dirkstys pasirodys ringe, kiek užtruko Dominikas, tačiau jau esame prie to įpratę. Greičiausiai Man nepanašu, kad Edvinas Šalkovskis labai jau nerimavo, geležinis žvilgsnis, visiška ramybė, jo veide susikaupimas. Labai svarbu, be abejo, psichologiškai nesudegti bus Edvinui Šalkovskiui šioje kovoje. Dominikas Dirkstys vis dėlto tokių kovų, tokių principinių akistatų savo karjeroje matė jau nemažai. Tos pačios kovos su Mindaugu Narausku tikrai grūdino Dominiką Dirkstį. Pažiūrėsime, kiek stipriai užsigrūdino jis. Kovotojų stilius taip pat šiek tiek skirtingas. Dominikas Dirkstys labai plastiškas, labai gerai judantis ringe kovotojas.
puikiai jaučiantis distanciją, gerai laikantis atstumą. Edvinas Šalkovskis fiziškai, beprotiškai tvirtas kovotojas, labai stipriais smūgiais, labai tvarkingas, labai disciplinuotas. Ir Spartietis. taip, viskas, ką aš pasakiau, susiveda į žodį Sparta Gym. Čia Dirkstys bando stiprius smūgius rankomis. Na, čia visiškai kitoks jo varžovas, nei kad Mindaugas Narauskas, reikės ir kitokio stiliaus. Tokia svorio kategorija, kur kiekvienas smūgis taip pat gali būti lemtingas. Dirkšiui šį kartą jau nereikėjo mesti svorio, nereikėjo alintis iki 81 kg. Čia jau yra jo svorio kategorija, jo sudėjimo varžovas ir intensyvumas nuo pirmųjų sekundžių maksimalus. Keliu, ten Šalkovskis, artimoje kovoje. Na, nebuvo patenkintas Dominikas Dirkstys po praėjusios kovos teisėjų sprendimu. Ant po labai lygios kovos. Teisėjai nusprendęs pergalę skirti Mindaugui Narauskui. Šalkovskis bando Mindaukikus. Dirkstys kontratakuoja, metas į priekį rankomis. Bet kol kas Šalkovskio gynybos nepramuša. Šalkovskis eina į priekį. Kontrataka iš Vilniečio pusės. Ir vėl prie ringo virvių. Artimoje distancijoje čia mes nematome. Čia dirba abu. Tačiau viena tiesa, ką kalbėjo Dominikas Dirkstys, tai yra tai, kad jo rankose taip pat daugiau jėgos dabar negu kovose su Mindaugu Narausku, kuomet reikėjo mesti svorį. Taip, ir atrodo, kad Dominikas Dirkstys kur kas užtikrinčiau jaučiasi. Matome, kad nesitraukia nuo Edvino Šalkovskio, kaip buvome galbūt įpratę kai kuriuose kovose matyti Dirkstį ganėtinai mobiliai judant atgal. Na, dabar jisai tai padarė. Tačiau nebėgioja pats. Atakuoja ir ganėtinai drąsiai eina į priekį. Ar prieš patį Narauską jis nemažai ėjo pirmų numerių, ypatingai tose raunduose, kur laimėjo Dominikas. Raminė 3-4 raundus. Ten jis daug dirbo pirmų numerių, daug spaudė varžovą. Čia sudėjimai. Abiejų sportininkų panašus ir ta kovos eiga kur kas sunkiau prognozuojama, kurį stilių pasirinks ir kaip kovą ves. Dirkstys ir Šalkovskis. Čia pralindo džabas iš Dirkšio. Man dar vėl. Matuoti distanciją klaipėdietis. Smūgis keliu. Šalkovskis kol kas nekontratakuoja, ieško varžovo klaidų, ieško galimybės prieiti į pirštines. Prisitaikė Dominikas prie varžovo smūgių kojomis, jeigu pirmi buvo gana tikslus, dabar jau gerai jaučia atstumą Dominikas, tai yra viena iš jo stiprybių. Rankomis pramušti Šalkovskio taip lengvai nepavyksta. Ir turėtų Dirkstys pagalvoti, kaip gali kontratakuoti. Šalkovskis tikrai pavojingas. Kovotojas kol kas Dirkstys labai drąsus. Na, lieka paskutinės 10 sekundžių pirmajame raunde. Pasisuka čia Dirkstys, metas į priekį, keičiasi smūgis ir taip pataiko Dominikas. Bando tęsti ataką jis. Pirmojo raundo pabaigoje buvo stiprus smūgis iš klaipėdiečio pusės. Ir dabar pertraukėlė tarp raundų. Na čia, pirmojo raundo momentai. Šalkovskio gynyba gera, bet matome tikrai smūgių. Dominiko buvo tikslių. Na, labai tvirtai rankas laiko Edvinas Šalkovskis, į tai irgi vertėtų atkreipti dėmesį. Na čia prigavo, ir na tas nestandartinis. Dominiko Dirkščio judėjimas yra vienas didžiausių jo pranašumų, jo kombinacijų taip lengvai nenuspėsi. Tai yra mėgstantis labai įvairiai judėti ringe kovotojas. Ir mes matome, kad Edvino video varžovo padaryto žalos tikrai yra. Turi Edvinas būti aktyvesnis, jeigu nori šioje kovoje pranokti savo varžovą. Ir pats galbūt daugiau ieškoti atakų, ne tik kontratakuoti. Dirkstys artimoje distancijoje bando įkišti vieną kitą patinį. Kiek pasimetęs atrodo Šalkovskis. Čia ta psichologija, apie ką mes galbūt ir patirties. Scenoje stoka, reikia prisitaikyti prie įtampos, prie tai, kas slegia kovotojų pečius. Dirkstys tos patirties tokioje scenoje turi gerokai daugiau, jo dabar tiesų smūgiai šoninių užeina Dominikas.
Džabas gerai matuojasi atstumą klaipėdietis. Ir vėl labai laiko distanciją. Dominykas spaudžia varžovą, neleidžia jam lengvai kvėpuoti. Šalkovskio kontratakų kol kas nematome. Pavojingi Dirkšio smūgiai, ypač tas apatinis, kuris praslydo, atrodo pro šalį. Tačiau Labai daug apatinių bando kišti Dominikas. Dalis jų tikrai pasiekia tikslą. Čia jau Šalkovskis ant judesio gaudo varžovą. Vėl labai gerai prisitaikė prie varžovų vidutinio aukštumo smūgių Dominikas Dirkštys. Ir vėl apatinis. Būtent tie apatiniai smūgiai. Ir vėl galima atkreipti dėmesį į apatinius Dominiko Dirkščio smūgius. Artimesnėje distancijoje lieka daugiau nei minutė. Na, tos kojos, bandymai smūgiuoti kojomis Edvino Šalkovskio vis mažiau efektyvus. nepamirškime, kad mėgėjų ringe Šalkovskis pasižymėdavo savo smūgiais keliais. Būtent to flying knee yra ir nokautavę savo priešininkus. Čia Dominikas tiesiog gesina Edviną Šalkovskį. Taip, kojomis bando smūgiuoti toliau Edvinas Šalkovskis. Jis ir vėl. Pirmoje distancijoje eina į klinčą. 30 sekundžių iki antrojo raundo pabaigos. Iš charakterio turi dirbti sportininkai. Čia vėl gaudo koją varžovui Dirkštys. Jo iškart kontrataka atsakymas. Atrodė jau buvo, Šalkovskis uždaręs Dirkštį ringo kampe, tačiau labai lengvai, jokių atakų, kad Šalkovskis neišleido, Dirkštys tiesiog išėjo iš ringo kampo. Čia vėl gera ataka iš Dominiko Dirkščio, šoniniais smūgiais matuojasi jis, aišku, tai prasimestinėti pavojinga. O prasimetimo bando atbula ranka, tačiau, tie prasimetimai tokie tikrai yra pavojingi, turime omenyje, kad kalbame vis dėlto apie 86 kg svorio kategoriją, tiesa, Edvinui užatakuoti po tų prasimetimų nepavyksta. Čia mes pakartojimas turėjome, galime įvertinti būtent tuos apatinius, kuris labai tikslius Dominiko smūgius. Nusilenkimas iš Šalkovskio, bet ir vėl. Atakos, kontratakos po Dominiko prasimetimo mes nematome. Sergejus Maslobojevas ten šalia. Šalkovskio bando duoti patarimus, kaip pakreipti kovos eigą trečiajame raunde. Patikėti savimi pirmiausia reikėtų dabar Edvinui Šalkovskiui, manau, po tokių dviejų pirmųjų raundų. O dar paprastesnė taisyklė reikia smūgiuoti. Na taip. Pradeda Dominikas aktyviai ir vėl nori iš karto parodyti varžovui, kad jis yra ringe šeimininkas. Tiksliau į korpusą smūgį iš Dirkščio po alkūnę. Mato, kad Šalkovskis labai susikoncentravęs į galvos gynybą, bando per korpusą Dominikas. Šoniniais užeina jis. Matome, kad tie šoniniai buvo efektyvūs antrajame raunde. Šalkovskiui reikia pačiam. Jeigu nori kovoti pergalę, dirbti, man tai ir sakė, reikia pačiam imtis iniciatyvos. Įdomiausia, kad Edvinas sugeba susimažinti distanciją, Dominikas leidžia jam būti šalia, tačiau Šalkovskis nieko neišleidžia, tarsi daugiau klaustukų negu atsakymų ir Dirkštys tiesiog perima tą iniciatyvą ir ganėtinai lengvai viskas susitvarko. Aišku, nemaža dalis Dirkščio smūgių taip pat. Eina į gynybą. Yra taip, kad tikrai visos atakos būtų tikslios, tačiau jis atakuoja, jis rodo aktyvumą. Šalkovskis priartėja ir tos jėgos smūgiuose jau gerokai mažiau nei pirmajame raunde.
Dominikas rankomis pastaruoju metu dirba paprastai, tačiau taip kaip veikia. Matėme jo tiesių smūgių seriją. 2 minutės. Paskutinėjame raunde. Gerai, nusilenkinėja Dirkstis čia. Bando išsijudinti šiek tiek ir Žalgirio arena, kuri kol kas, sustingusi stebi šią kovą. Ir šį kartą nesiblaško, tiek kovos metu Dominikas Dirkstis į publiką, labiau susikoncentravęs į varžovą, puikiai supranta vienos klaidos kainą. Pabandė Edvinas Šalkovskį pažadinti ir Sergejus Maslobojevas, stebintis viską iš ringo kampo. Užtaisinėja tarsi iš patrankos smūgiams Dirkstis ir vis dar trečiajame raundui turi tos energijos atlikti gana galingus smūgius. 40 sekundžių. Dirkščio treneris prašo spausti toliau savo priešininką. Na taip, prieš tai kovoje, prieš Mindaugą Narauską, būtent tų paskutinių sekundžių jam šiek tiek ir pritrūko. Dabar reikia nebekartoti, tų pačių klaidų reikia dirbti. Ir pabaigoje rinktis taškus taip pat. Teisėjams darbą. Skaičiuoti šią kovoje taškus darbo tikrai bus. Vėl keičiasi smūgis, lieka 10 sekundžių, artėjame prie šios kovos kulminacijos. Ir ar sugebės dar kažkuris. Ir susprogs dabar Dominikas. Reikia sprogti abiems, Dominikas sprogsta, bando Edvinas atsakyti tuo pačiu ir paskutinė vakaro kova baigėsi. Dominiko Dirkščio pergalė. Sakykime, kad taip, kol kas oficialaus sprendimo dar be abejo palaukime, tačiau Dominikas Dirkstis jau yra ant ringo virvių, jis tiki ir manau galvoje žino, kad šią kovą laimėjo. Ar tą ir patvirtins teisėjai? Atsakymai visai netrukus, nes Grinevičius jau žingsniuoja ringo link su atsakymų lapu. Praėjusioje kovoje pralaimėjimą patyręs Dominikas Dirkstis prieš Mindaugą Narauską dabar ateina jau į savo svorio kategoriją prieš Edviną Šalkovskį, kuriam tai antroji kova. Ir kažkodėl aš jau įsivaizduoju, ką išgirsime iš Dominiko Dirkščio po to, kai bus iškelta jo ranka į viršų. Na, manau, daugelis nejaučiame. Kokį oponentą būsime kovai vardys jis. Beje, tas žmogus yra kažkur čia. Bent jau prieš tai buvo. Na, čia ir kovotojai. Pagrindinė vakaro kova. Teisėjai įvertino vieningų sprendimų. By unanimous decision, the winner is red corner, raudonasis kampas, Dominikas Dirkstis. Dominikas Dirkstis švenčia pergalę. Labai reikėjo. Ir štai, Sergejus Maslobojevas ir Dominikas Dirkstis dabar žvelgia viens kitam į akis. Štai taip, Maslobojevas pila vandenį Dirkščiui į reikia, bet galbūt ir didesnė šiek tiek apsaugos, kad ne kovos metu nesusikiptų Maslobojevas ir Dominikas. Maslobojevą mes matome dabar savosios ekranuose, netrukus girdėsime Dirkstį. Palieka tas Sergejus panašu ringo prieigas. Gerai, visų pirma, noriu pasveikinti savo kolegę Godą su laimėtom lažybom. Turėjau pinigus? Sveikinimai. 100 eurų nori? Man 100 Goda. Gerai. Bet afteris iš tavęs. Ava, ne taip paprasta. Gerai, Dominikai. Graži pergalė. Bet dar įdomiau, kas ten vyko su Sergeju Maslobojevu ringo kampe. Vėlgi, Maslobojevas eilinį kartą parodo, kad tam tikrose situacijose nemoka valdyti emocijų, šiam nieko nepasakiau. Jis įsipyko, kad jo auklėtinis pralaimėjo ir mane puolė iš nieko. Ar čia adekvatu? Klausimas, gal aš ir pasakau tam tikrų dalykų negražių, bet taip ir būna tik adekvati stumykla. Čia buvo apie nieką. O norėtum su Maslobojevu ringę susikauti? Galiu paimti mikrofoną šiek tiek. Paimk šiek tiek. Yo, Francis, Latvian boy, what you looking at? I'm coming to Riga and smashing you. Ką tas Tarzanas ilgaplaukė kažką dėlioja per internetą? Ką tu žiūri, Tarzanas? Ateik pašoksi čia mum. Kam čia dar? Ponas Evaldas, Nevaldas, plaukit kaip jisai.
Stanionės, ponas. Jeigu nori surinkti 15 štukų areną Lietuvoje, MMA taisyklės. MMA taisyklės. Ką ten tas kažkoks čia buvo su McGregoro tatuiruoti Osvaldas? Ką tu iš vis metro pam kažką dėlioji? Ateik čia. Dominikai, sunku ką be pridurti, bet apie kovą dar nepakalbėjom. Kas nulėmė tavo pergalę? Nu viskas, dabar susiemu. Ką aš dabar sportavau? Dvigubinų tempą, dvigubinų viską priemu asmeniškai. Aš ateitis. Priemu viską asmeniškai, dirbu dvigubai sunkiau. Pareinu, aš pasimu šitą rinką. Šitą rinką mano. Mamba mentality, arba tavo atveju gal reikėtų sakyti lion mentality. Šiandien pajokavau, įkėliau, kad man tipo lašalinė, nekovosiu. Didžiausi mano tai heiteriai rašo. Sako, kaip čia suprasti, sako, nusipirkau, tegu gražina pinigus. Ką tai parodo? Tai parodo, kad mėgsta ar nemėgsta, perka bilietus, o mes sunkiai dirbsim, iškursim stumyklą dar žiauresnę, kovas dar gražesnės, viskas ateina. Kaunas, hard work, dedication. Rodo fakus, ačiū, kad atėjai, Grybas, mis nahui. Buvo toks bairis po pralaimėjimo, dabar po pergalės jau nusipelnėjai, nieko negalima sakyti. Gerai, ačiū Dominikui už kovą. Labai ačiū tėmė organizacijai, ką jie išdarinėjo paskutinius turnyrus, yra fenomenalu. Kelia kovinį sportą, man garbė čia kovoti, viskas labai profesionalu, viskas labai gražu. Ačiū jiems visiems. Ačiū Redvinui Šalkovskijui už šį susirėmimą. Pasikursim dar 4 kartus, žinok, Dominikai, kitais metais. Paskutinis žodis. Galima kameras į trenerį, komanda, labai stipri komanda, Klaipėdai stipriausia Klaipėdai komanda, daug augančių talentų. O ir Ernestilis auga, iš vis fenomenalus kovotojas Tomas Banskis, jam 16 metų, jis jau pasaulio čempionas, kas iš jo išaugs, tai iš vis pamatysit, bus legendų legenda. Visi sunkiai dirbam, atidodam daug darbo ir atiduosim tik dar daugiau. Muay Thai imperija ir kovos nugalėtojas Dominikas Dirkstys. Darybas.